Statistikos departamento duomenimis nedarbas šalyje išaugo 18,3%. Lyginant su šių metų pirmu ketvirčiu jis padidėjo 0,2%. Nedarbas mieste šį ketvirtį siekia beveik 17%. Taip pat pastebima tendencija, jog vyrų nedarbas mažėja, o moterų tik didėja. Rugpjūčio pradžioje praūžus audrai ir pradėjus atlyginti nuostolius gyventojams, draudimo kompanijos skaičiuoja, jog daugiausia nuostolių apie 5,5 milijono litų turėtų būti atlyginta pagal turto draudimo sutartis, likusioji dalis pagal kasko draudimo sutartis. Ekspertai pastebi, jog žmonės neretai linkę pervertinti savo turtą. Vyriausybė nusprendė naikinti specialiai įsteigtą komisiją prižiūrinčią nacionalinio stadiono statybas. Esą prižiūrėti nebėra ko. 1987 metais pradėtos statybos turėjo būti baigtos dar 2009 metų birželį. Vilniaus savivaldybės atstovų teigimu apie stadiono statybą negalvojama, nes pinigų nėra, o išleisti beveik 100 milijonų litų jį pavertė gyvų paminklu. Eurostat duomenimis šių metų birželį palyginti su gegužės mėnesiu naujų pramonės užsakymų mastas eurozonoje padėjo 2,5%. Iš viso jis augo 16 šalių, sumažėjo 4. Tarp pastarųjų yra ir Lietuva. Čia naujų pramonės užsakymų mastas sumažėjo 0,6%. Artėjant pasaulio krepšinio čempionatui pelno tikis ne tik kelionių agentūros, pardavinėjančios lėktuvo bilietus į Turkijoje prasidedantį turnyrą, bet ir buitinės technikos pardavėjai. Mat pastebima tendencija, jog tuo metu žmonės linkę įsigyti naują televizorių.